Tai labą dieną, visiems labai ačiū už pakvietimą. Malonu matyti seniai pažįstamus vardus, matyti neseniai matytus veidus ir jų esančius čia. Reiškia, mūsų draugija veikia, gyva, taip sakant, veiksminga ir tai vyksta jau daug metų, ar ne, artėja gražus jubiliejus Anoniminių alkoholikų draugijos. Ir aš irgi dažnai susimastau, pagaunu save ant tokios minties, stop, kaip čia taip gali būti, kaip šitaip išliko tiek metų ta draugija praktiškai nepakitusi savo principais, ar ne, savo sveikimo būdu ir bendravimo būdu, tai yra, ką mes turime, tai pagrindas yra 12 žingsnių programa, kuri yra mūsų draugijos, pavadinkime, skiriamasis ženklas. Na, ir tai, kad dabar šitą programą naudoja, kaip sakyt, pasiėmė, pasiskolino, ar mes čia pasidalinom, nežinau kaip tai vardinti, matot, net nėra jokių autorystės teisių, kad, žinai, gimdievė negali kiti žmonės naudoti šitos programos. Tai ir narkomanai, ir persivalgytojai, ir seksualikai, tas pats Alanonas irgi skaito didžiąją knygą ir tai tik tai dar sykį rodo, kad šitas kelias yra ir unikalus ir tuo pačiu jisai yra labai veiksmingas. Netgi ne alkoholikam gali padėti. Tai čia yra kažkoks stebuklas, ar ne, nes pagalvojus, kiek šitam amžiui žmonija įdėjo pastangų į visokius mokslo technikos pasiekimus ir praeituose amžiuose skraidom į Marsą, į Mėnulį, reiškia, ir visur kitur čia jau ir lendam gilyn į žemę, vandenyną išniukštinėti, o alkoholizmo medikai negali paimti nors tu ką, ne? Tai yra ne jų jėgoms, gali kažkiek pristabdyti, suteikti tą pirmąją pagalbą, savaitę kitą palaikyti mus arba užrakintus, arba su vaistais, vėliau vis tiek reikia kitos pagalbos, nes liga tikrai tokia ypatinga, žinai, aš, kaip man vienas įglobėja pasakė, žinai, mūsų ta liga, sako, mes marsiečiai, nes nėra kitų tokių ligų, kurios būtų tokios keistos, ne, kur iš pažiūros žmogus atrodo visiškai galbūt ir normalus, nesimato jokių ypatingų pokyčių, bet prieš gerimą, geriant, po gerimo mes pasidarome visiškai kitokie ir niekas neranda jokio būdo mūsų sutvarkyti. Ir kas čia nutiko per stebuklas, kad kažkokie du vyrukai, Bilas ir Bobas, savo laiku susitikę, įžiebė tą ugnį, ar ne, pas trečiąjį alkoholiką ir 35 metais prasidėjo taip vadinamas dabar jau, ar ne, AA judėjimas arba AA draugijos gyvavimas. Tai šiaip tikrai sunku apibrėžti, ar čia judėjimas, ar čia organizacija, nes mesgi neturime tokių kažkokių taisyklių griežtų arba struktūrų, kaip yra kitose organizacijose, ne, kur yra ten pavaldumas labai aiškus, kažkokios bausmės, ar ne, griežtos taisyklės, kurių jeigu nesilaikysi, jeigu tai yra darbo įstaiga, tai tiesiog bus iš ten išmestas, ar ne. Jeigu tai politinė struktūra, lygiai tas pats, dar plus vieši kaltinimai, amžinos rietenos ir jos nėra tokios kaip pas mus, mes čia susibarom kokiam organizaciniam arba tarpusavį, arba dar ten kokiam Facebook'e pasišvaistom kartais, žinai, ir viskas, o čia vyksta viskas viešai, per žurnalus, per spaudą, per televiziją, debatai, pilstymas purvo vienas ant kito. Ir kartais taip atrodo, žinai, tai palaukit, visas pasaulis taip gyvena, tai o kodėlgi aš negaliu, kodėl man čia neleidžia kažko tai daryti, būk tai, bet aš esu laisvas žmogus, imsiu ir darysiu, ką noriu. Tai iš tikrųjų čia irgi ta didžioji dovana, kad gerokai vėliau, nuo to laiko, kai atsirado AA, dabar atsipainiau 45 ir 54 metais, reiškia, atsirado, buvo patvirtintos 12 tradicijų, taip vadinamos, kurios yra mūsų
vienybei išlaikyti, tai kaip taisyklės, kaip rekomendacijos, kaip čia kas gali priimti, o iš tikrųjų tai yra irgi dvasiniai principai, ar ne? Kodėl dvasiniai principai? Nes iš esmės remiasi visur ta pačia Dievo samprata, ar ne, kurią mes jau įgyjame per 12 žingsnių. Ir už tai turbūt normalu, kad viskas eina nuosekliai. Pirmiausia, žmogus pasveiksta nuo alkoholizmo, 12 žingsnių programos dėka, ar ne, jis tampa sveiko proto piliečiu, normaliu žmogumi, su tam tikrais kartais nukrypimais, bet jau žino, kaip su tuo tvarkytis ir tada jau gali imtis spręsti ne tik savo asmeninius klausimus, bet mokytis būti bendruomenėje. Ne? Tai yra toj pačioj grupiai. Jeigu žmogus išeina iš grupės ribų, tai jis atsiranda kažkur regione, kažkokioje tai intergrupiai, ten irgi yra žmonės kiti su savo supratimais, mes turime išmokti ginčytis, mes turime išmokti diskutuoti ir neįžeidžiant vienas kito. Ir aišku, gyvenimas rodo, kad dėja būna dažnai kitaip. Ir atsakymas čia vienas, kad taip mums trūksta tų savybių, kurios yra būtinos lyderiams, ne, nes tie visi tarnautojai, patikėtiniai ir panašiai, tai faktiškai yra lyderiai. Kuria prasme lyderiai? Jie jau pažengia į priekį žingsniuose, jie pažengia į priekį galbūt globojai, kažkokiuose veiksmuose, jie yra patikimi ir panašiai. Nes tas patikimumas, jisai ne šiaip savo, žinai, kad aš juo pasitikiu, tai aš už jį garantuoju. Mes nei vienas už kitą negalim garantuoti, nes ta pirmoji taurelė gali šokti po pusvalandžio mums prieš akis, ar ne, ir mes nežinome tos X dienos, kai tai gali įvykti, gal niekada neįvyks, bet rizika yra visada. Mūsų liga nėra išnaikinta visiškai, jinai nėra pašalinta kaip koks auglys, ar ne, jinai tūno mūsų galvoj. Alkoholizmas tai yra vis dėlto kaip čia pasakyti, mąstymo, elgesio, asmenybės ir kitaip sutrikimas, kuris yra ligų sąraše ir jo neišgydysi dedant kompresus ant nugaros. Ne? Jeigu man skauda nugarą, aš einu gerti ir sakau, aš prisigėriau, nes man skaudėjo nugarą. Man taip skaudėjo, kad man reikėjo numalšinti skausmą ir aš nuėjau gerti. Ne, aš nuėjau dėl to gerti, kad mano jau galvoj kukų prasidėjo. Ne? Tai va, ta tokia yra apsauga visapusiška ir kažkuria prasme visos tradicijos kalba vienaip ar kitaip, kaip mes galime savo grupę arba visą draugiją apsaugoti nuo tam tikrų krizių, kurios gali pakenkti visai draugijai. O čia turbūt dažnai ir kyla diskusija, nes diskusijos, kurių neturėtų būti, kai mes sprendžiam apie kažkokį klausimą grinai iš savęs, kaip aš matau, ne, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš suprantu. Mane išmokė labai paprasto visada klausimo ir atsakymo. Kur tai parašyta didžiojo knygoj? Kur tai parašyta 12 tradicijų? Ne? Ir va čia mes turime tokį, klausimą, nežinau, kur iš tikrųjų yra parašyta apie tradicijas. Tai faktiškai mes turime išplėstinės 12 tradicijų, kurios yra knygoje Anoniminiai alkoholikai gale, aišku, taip pat ir 12 ir 12, ir taip pat yra 12 ir 12 knyga, kurią parašė Bilas, su kitų kažkiek pagalba, aišku, bet pavyzdžiui, jo pasvarstymai apie tradicijas yra grinai jo mąstymai, apmąstymai kaip esė. Ir mes turime tą vienintelį tokį aišku šaltinį, kurio galėtumėm pasiremti. Na ir aišku, kitas labai gilus šaltinis yra AA istorija. Tai apie AA istoriją mes turime knygą A subręsta, daktaras Bobas ir gerieji veteranai. Ir turiu galvoje, kad jeigu norint įsigilinti, suvokti nepaviršutiniškai, bet perprasti, ką turėjo tuo metu žmonės kalbėdami apie vieną ar kitą tradiciją, mes turime nemažai skaityti. Neužtenka perskaityti 12 ir 12, reikia šiek tiek turbūt daugiau ir patirties buvimo AA, kad jos vis giliau įaugtų tau į tą suvokimą. Nes nėra turbūt nieko blogiau kaip alkoholiko, dar ypatingai sergančio alkoholiko interpretacijos. Ne? Bet man atrodo, kad
Ir kitas dalykas, kodėl mes negalime nieko čia keisti, nes tai yra palikimas, tai yra tos AA palikimas, tai yra tie 3 legatai, žingsniai, tradicijos ir koncepcijos, kurių keisti mes negalim, netgi jeigu nuspręstų, nežinau, visas AA Lietuvoje kolektyvas, ne? Jeigu norėtumėm kažką keisti, reikėtų teikti tai generaliniai tarnybai ir tai būtų duodama svarstyti viso pasaulio grupėms ir reikėtų 2/3 sutikimo, kad pakeisti ar tai vienos tradicijos tekstą, ar ten kažkokią eiliškumą, ar kažką. Na ir realiai tai yra neįmanoma. Ne? Čia Bilas, kaip sakoma, uždėjo labai griežtą tokį apribojimą, kuris neatrodo toks griežtas, bet realiai neįgyvendinamas. Na va, tai pirmoji tradicija kaip ir apibrėžia problemą. Ne? Vat kur yra problema, kai yra žmonių kolektyvas, bet kur, bet kokios organizacijos, tai yra vienybės klausimas. Vienybės, sutarimo, pasitikėjimo vienas kitu. Ir tai iš tikrųjų dažnai kartojama. Jie griauna mūsų vienybę. Arba mes čia susirinkom ir taip stiprėja mūsų vienybė. Ir iš tikrųjų, kaip yra su ta vienybė, gali paaiškėti per likusias tradicijas, ar ne? Tai jeigu pirmoji tradicija yra praktiškai problema, tai sekantis tie žingsniai, sekančios tradicijos yra, kaip tą problemą išspręsti, ar ne, kaip mums sutvirtinti tą vienybę. Tai aš dabar perskaitysiu išplėstinę tradiciją pirmą, tai yra ta forma, kuri ir yra vienintelė, galima sakyti, tinkama visiems. Ir kas yra 12 ir 12, jau tiesiog praplėsta ir papildyta Bilo kaip atskiro žmogaus anoniminio alkoholiko. Tai va, čia rašo, kiekvienas anoniminio alkoholikų draugijos narys yra mažytė didelės visumos dalis. AA turi gyvuoti, kitaip daugelis mūsų žus, todėl svarbiausia yra mūsų bendra gerovė, bet iš karto po to kiekvieno nario gerovė. Ir čia galima kiekvieną sakinį pramedituoti ir pasiaiškinti, nes man suvokti, kad aš esu mažytė didelės visumos dalis, tai yra jau mano žingsnių rezultatas, ne? Kai jeigu aš ateinu į draugiją visiškai egocentrišką, pasipūtusi kvaišą, ne? Nes man atrodo, kad pasaulis turi suktis apie mane ir mano visos problemos kyla iš to, kad aš siekiu to visomis priemonėmis, ar ne, ar aš blaiva, ar neblaiva, ar darbe, ar namie, mano emocijos, mano gera savijauta priklausys nuo to, kiek vykdys mano norus kiti. Ir kas svarbiausia, kad tuos norus vykdys, žinai, ne aš ateisiu ir pasakysiu, klausyk, aš noriu, kad tu šiandieną man iškeptum pyragą. Ne, aš sėdėsiu ir galvosiu, po velnių, aš kepu kiekvieną dieną, verdu ten darau, kaip pavyzdys, ne? O tu man vieną vakarą negali padaryti kažko malonaus, ne? Tai yra, aš sėdžiu ir galvoju, kad tas žmogus turi pats susiprasti, susivokti, sėdžiu susiraukusi ir nelaiminga, ir kai manęs klausia, kas tau yra, tu be nuotaikos, aš sakau, viskas gerai, bet įsitempusi ir pikta. Ir dar netgi galiu tyliai pradėti kerštauti. Tai čia pyragas yra vienintelis pavyzdys, bet ne vienintelis pavyzdys, tai gali būti įvairiausi dalykai. Lygiai taip pat ir grupiai, ar ne, aš galiu tyliai kampe sėdėti, burbėti savo panosį, pykti ant žmogaus, bet pasakyti nemoku arba bijau pasakyti kažką, ar ne, diskutuoti nemoku, jeigu pasakau, tai kyla agresija. Tai va čia yra mano būdo trūkumų atspindys, ar ne? Aš čia kaip tai buvo susirinkimas mūsų grupės prieš tai 11, reiškia, apie 11 žingsnį, o aš ant stalo turiu tokį
lapelį pasidėjus visada apie 7 ydas ir 7 dorybės. Žinai, ir kai mes einame žingsnių programa, prieiname 4 žingsnį, nes jau 3 aš turiu priimti tą tiesą, kad aš esu egocentriška ir savanaudiška ir dėl to kyla visos mano problemos. Tai va tos mano 7 ydos, kurie sako, reiškia jau ne knyga, o, sakysime, kiti šaltiniai dvasiniai. Tai puikybė, gobšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesaikingumas, tingumas. Jeigu kalbėti apie tas ydas, kurias nurodo didžioji knyga, tai yra tas pats egocentrizmas, nesąžiningumas, savanaudiškumas, baimė. Ne? Tai vat, čia susiveda į vieną krūvą mano tie trūkumai, kurie, jeigu su jais nieko nesidaro, ne, tai jie išsiveržia visų gražumu esant bendruomeniai kažkokiai, nes jeigu aš viena namuose, tai aš niekam ir netrūdau, nebent savo. Bet va pakliūnu į bendruomenę, biški prablaivėjau ir pradeda lysti mano šitie būdo trūkumai. Štai aš be abejo turiu nuolat būti toje srovėje, ar ne, 10, 11, 12 žingsnio, kad daugiau laiko skirti kitiems, kad žiūrėti, stebėti save, praktikuoti, medituoti, prašyti Dievo, kad šalintų mano būdo trūkumus. Vat yra tas veiksmas ir man, leiskime, buvimas draugijoje labai gali gerai parodyti tos mano būdo trūkumus. Ir nebūtinai mūsų draugai, darbė pavyzdžiui, ne? Kur vėl išlenda kažkoks mano nepasitenkinimas ir aš jau išmokstu labai skubiai tą atpažinti. Kaip kada pavyksta, kartais labai skubiai, kartais nelabai. Bet vakar buvo tokia situacija, tai ryte atsikeliu, staiga dingo internetas ir viskas, man neveikia televizoriai, neturiu interneto, tik tai mobilų telefoną. Čia man reikia išvažiuoti ir aš skambinu į Teliją, ten su jom šnekuosi, jos man sako, dabar reikia paspausta, išjungta, perjungta, perkraukana, vienu žodžiu, aš ten lakščiau tarp 2 kambarių, tarp tų aparatų ir sakau, man jau reikia išeiti, aš dabar sakau, viską atjungiu, grįšiu vakarop ir pasižiūrėsiu vėl. Grįžus lygiai tas pats, bet jau matyt, man susikaupė biški nuovargį ir aš jau išklausiau su tokiu nekantrumu tą pačią litaniją, kad nueikit, paspauskit tą, paspauskit tą. Sakau, visą tai mes su jūsų kolegė darėm. Sakau, duokit man inžinierių, tegul atvažiuoja, aš sutvarko, nes aš čia, sakau, nebežinau jau ką man. Ir jis sako, gerai, sako, 3 dienų bėgiai atvažiuos. Sakau, kaip 3, jūs ką? Sakau, aš šitiek moku už paslaugas ir sakau, lauksiu dabar 2 dienas, 3, kol man čia sutvarkys. O man, sakau, rytoj 12 valandą labai svarbus, reiškia, renginys, aš turėsiu jungtis prie interneto, aš nežinau, taip jau pradėjau burbuliuoti. Ir aš pagalvojau savęs taiga, kad vargšė ta mergaitė, kuri sėdė anapus ten laido, jinai nieko dėta, jinai daro tai, kokie yra nurodymai. Ir aš taip iš karto jos atsiprašiau, sakau, atsiprašau, jūs nekreipkite dėmesio į mano toną, aš čia tiesiog burbuliuoju savo panosį, jūs, sakau, nieko nekalta. Jeigu įmanoma, sakau, greičiau gal galima ir va taip ir užbaigiam. Va, ir aš kažkaip nusiraminau, pažiūrėjau per planšetę su mobiliu tinklu filmą vakare ir apsiaubė tų televizorių ir šį ryte atsibudu šviesią galvą, galvoju, reikia dar paskambinti. Gal aš visgi išsiaiškinsiu, kur ką reikia paspausti. Ir išsprendėm per 5 minutės problemą, pasirodo, tiesiog reikėjo persijungti prie kito maršrutizatoriaus su slaptažodžiu ir viskas susitvarkė. Aš šaukiu meistrą, padėkojau, klausimas išspręstas, ar ne? Tai va tas sugebėjimas sustoti, ta pauzė, jinai reikalinga man ir grupės susirinkime, ir organizaciniam susirinkime, nes ypač anksčiau aš labai, man norėjosi pertraukti, šokti, paskelbti savo nuomonę, žinai, ir kad būtinai visi atsižvelgtų. Aišku, žmonės buvo nepatenkinti, tyliai burbuliavo, man į akis galbūt niekas nieko nesako, bet irgi šiandien rytiniai apmąstymai atėjo tokia mintis, kad kai aš ant kažko pykstu, kažkam pasakau grubiau ar ne taip maloniai ir mylinčiai, tai tam žmogui padarau žalą. Jisai galbūt nieko dėtas, bet jisai jausis blogai. Todėl man labai svarbu
save stebėti. Tai va, tai tokiu būdu aš esu tos didelės visumos dalis, mažytė dalis, ar ne, kurioje aš turiu pagrindinę užduotį, tai 12 žingsnio perduoti žinią kitiems alkoholikams, kokią žinią, kaip tų žingsnių pagalba aš gavau sveikimą, ar ne, ir su vienintelė mintim, kad jiems padėti, ar ne, o ne, kad, pavyzdžiui, aš geriau pasijausiu arba va tokiu būdu čia aš sveikstu, žinai. Anksčiau buvo taip motyvas, jo, aš darysiu tos žingsnius ir aš vis geriau gyvensiu. Šiandien yra didesnis motyvas pagalvoti apie tą žmogų, su kuriuo aš dalinuosi ir kaip tai gali būti naudinga. Tai va, tai čia ir tada atsiranda ir ta bendra gerovė, nes aš pradedu daugiau galvoti apie kitus, o ne apie save. Ir ta gerovė gali būti nuo to emocinio iki praktinių dalykų, ar ne, ten puoduko išplovimo, ar nepalikimo kitam plaut, kaip čia sutarta grupėje ir taip toliau. Nu ir ten, bet pirmoji, tai yra labai sutrumpinta, toj trumpoji daly, kad svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė, kiekvieno gyjimas priklauso nuo vienybės. Tai čia viskas labai paprasta, ar ne, kad jeigu mes susiliesim, išsiskirstysim pagal religijas, pagal suvokimą kažko, pagal lytį, pagal socialinį statusą. Ir čia turbūt reikėtų paminėti beje, kad yra grupės, ypatingai Amerikoje yra gydytojų grupės, yra advokatų grupės, yra vyrų moterų grupės, yra jaunimo grupės. Ta įvairovė jinai galima, bet irgi reikėtų atsižvelgti, kaip tada elgtis, jeigu ateina žmogus netyčia pakliūna į ne tokią grupę, kuris turėtų būti, tai niekada nepamiršti va to atjautimo. Ir iš kitos pusės nepamiršti galvoti ir apie kitus grupėje esančius žmonės. Nes pavyzdžiui, gali atrodyti, va, atėjo naujas žmogus, jisai pasiklydo, mes turime jį priimti. Ir tarkim, vedantysis nusprendžia, gerai, tu užeik ir nieko čia tokio. Kitur taip daroma, žinau, esu girdėjus, kad pirmą kartą žmogus priimamas ir paskui jam pasakoma, bet ateityje tu žinok, pavyzdžiui, moterų grupėje, ne? Tu žinok, kad yra va, ten grupės, kur renkasi arba vyrai ir moterys, ir tu pas mus neatnešė yra grinai moterų susirinkimas, mes dalinamės kartais labai dideliam pasiekimui. Tai nebūtų griežtas išmetimas, tiesiog paaiškinti žmogui, ar ne, ir neturėtų būti taip, kad, gerai, tai atėjo vyras, dabar mes darysime tokius bendrus susirinkimus. Tada turi būti grupės bendras sutarimas, ne? Bet mane irgi moko nespręsti vienai, pasitarti su kitais grupės nariais. Gali būti, kad aš čia taip kai kur užkabinsiu ir kitas tradicijas ir kažkur nušauksiu, bet irgi vieną pavyzdį man globėjas pasakė, kad pavyzdžiui, ir čia mes pereisim truputėlį jau po biškį prie antros tradicijos, kad jeigu yra kažkoks klausimas, kurį reikia grupėje spręsti, aktualus ar ne, labai naudinga prieš tai jį perkalbėti tarpusavyje. Tai yra, aš pasišneku, pavyzdžiui, su globotine iš grupės, pasišneku su kitu grupioku, kažkur per pertrauką, klausyk, kaip tu manai, mums reikia tos lentos, žinai, mes padiskutuojam, nes turim laiko, jau susidaro dvi kažkokios atsiranda nuomonės, ten dar 2-3 pasišnekėjo. Ir dabar aš skaitau iš karto tada, kadangi artėjame prie tų mūsų susirinkimų ir sąmonės grupės, perskaitysiu išplėstinę antrąją tradiciją, kad mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas, mylintis Dievas, koks jis pasireiškia grupės sąmonėje. Ir kas įdomu, tai išplėstinė yra trumpesnė už tą, kurią mes matom ant sienų. Tai ten yra sakoma, mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas mylintis Dievas, koks jis pasireiškia mūsų grupės sąmonėje. Mūsų patikėtiniai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo. Ir čia turėtų būti pataisimas ne patikėtiniai,
o lyderiai. Šioks toks yra skirtumas, nes tas, kas pabūna ilgiau AA, jis jau išgirsta tuos, reiškia, pavadinimus: delegatas, pirmininkas, sekretorius, iždininkas, patikėtinis. Ir, pavyzdžiui, kai aš atėjau į AA, man atrodė, kad, jau čia patikėtiniai, jau tokia valdžia, žinai, ir kai man sako kažką, pas mus nėra valdžios, pas mus nėra įstatymų. Ir kai atvažiuoja vienas patikėtinis į tokį mūsų vieną seminarą, įsiveržia į kambarėlį vakare, kur mes ten savo ramiai darėmės tokį uždarą susirinkimą vakarinį, su pretenzijom, ką jūs čia veikiate, kas jums leido, mes jūs išmesim iš A ir taip toliau. Buvo toks šokas, nes ten tarp tų žmonių buvo irgi buvusių patikėtinių su ilga blaivybė, sako, ką tu čia šneki. Tai va šito negali būti, patikėtinis nėra valdžia, jis yra mūsų tarnas. Va čia ko kartais mano protas, ar ne, tas alkoholinis nenori priimti, kai sako tarnauti, tai aš tą priimu su džiaugsmu, taip, aš noriu tarnauti. Ir pasako, tau reikės ten, pavyzdžiui, plauti puodukus, jo, labai gerai, žinai. Ir kai žmogus daeina iki patikėtinio ir jam sako, palauk, taigi tu tarnauji mums. Ir čia tikras buvo pokalbis. Ir jisai sako, na jau ne, aš durų kilimėlių nebūsiu. Toks pokalbis, ar ne? Tai man išaiškino, kad tie patikėtiniai arba iš viso lyderiai grupėje, pavyzdžiui, ar ne, tai kas yra pirmininkas galbūt laikomas lyderiu, o gal tie tiesiog senbuviai, kurie turi daugiau patirties. Tai va ta prasme lyderiai. Ar jie turi žingsnių patirtį, koks jų veikimas, ar ne, kokie jų santykiai su žmonėms, kiek jisai prasmingai yra toj AA, ar jis turi globotinį, ar jisai užsiima kažkam tarnystėm, ar dažnai būna susirinkimuose, nes, žinai, su tais stažais tai yra taip, kad kartais senbuvis vieną kartą ateina į metus su tortu atšvęsti savo jubiliejaus, žinai, tai jisai kaip ir AA narys, bet realiai tai nelabai, ne, mes iš jo kažkokios naudos mažai gaunam. Nes iš principo mane vedė žingsnis su pirminiu klausimu, ar tu darysi tą patį su kitom alkoholikėm, ar tu padėsi kitiem alkoholikam. Taip, tą darysiu. Ir tą darau po šiai dienai, jau tuoj bus 17 metų. Toliau reikėtų dar šitoj antroji tradicijai pasiaiškinti, kas yra aukščiausias autoritetas mylintis Dievas, tai čia turbūt kaip ir viskas aišku, ar ne, jeigu aš praėjau žingsniais, jeigu aš priėmiau tą savoką, kad mano valdovas, mano minčių valdovas, ar ne, veiksmų bus Dievas, trečio žingsnio malda, ne, pavedu save tau, daryk su manim, ką nori, mano visiškas pasidavimas. Tai ir grupės aplinkoj mano autoritetas mylintis Dievas, ne? Ir tada klausimas kyla, kaip dabar spręsti tokius klausimus, pavyzdžiui, pirkti naujus puodelius ar nepirkti. Tai kaip čia dabar Dievo, visi sukeliam rankas o Dieve atsiųs mums atsakymą, ar naujų puodelių reikia, žinai, nes juokas juokais, aš žinau, vienoje grupėje globotinės ten sukilo baisi priešprieša, nes vieni pasakė, reikia nupirkti visą kavos servizą, mes ką čia prablaivėjom tam, kad gertumėm iš apdužusių puodelių, o kiti pasakė, kad koks skirtumas, mes čia pinigų nešvaistysim, reiškia, naudojam senus. Tai va, mylintis Dievas formuoja mano kaip grupės narės tą sąmonę, sąžinę, tą ryšį su juo per mano minėtus jau netrūkumus, o dorybės, kuriuos aš įgyju, būdama AA, dirbdama su programa, ar ne, tai tampu nuolankesnė, tampu ramesnė, bet saikingesnė, uoli, ar ne, bet stengiuosi padėti be jokio atlygio. Tai su tokiu mąstymu nesudėtinga spręsti klausimus. Ne? Bet dėl to esu girdėjusi, kad į dalykinius susirinkimus nėra ko eiti visiškiem naujokam, kol jie neturi globėjo, patirties kažkokios, ar ne, nes
tai gali juos netgi sukrėsti. Ir aš pasakysiu vieną pavyzdį, pas mus buvo toksai, reiškia, irgi nedidelis toks sambrūzdis ir ten žmonės tiesiog trenkė durim, reiškia, išėjo ir po kiek laiko vienas naujokas, kuris dabar ne naujokas, jau, žinai, sako, aš tada sėdėjau apstulbęs, sako, kaip taip galima, žinai. Ir jisai tiesiog išsigando, pasimetė. Antras dalykas, kokia nauda gali būti iš to naujo žmogaus, kuris tiesiog sėdės ir klausys. Ne, nes paprastai mes į dalykinius susirinkimus susirenkam tam, kad išspręsti tikrai dalykinius klausimus. Ir čia, bet šitoj vietoj reikia apie grupės sąmonę dar paminėti, kad susirinkimui turi būti labai gerai pasiruošta. Bet kaip minėjau, gal jau apkalbėti klausimai iki tol. Duota laiko pasvarstyti grupė, ar ne, kad nebūtų taip, kad susirinkom į darbinį susirinkimą ir staiga kažkam iškilo klausimas, jisai įtraukiamas į darbotvarkę. Taip yra buvę pas mus. Čia labai daug priklauso nuo pirmininko. Ir reiškia, prasidėjo tokia diskusija, ginčai, barniai, rietenos ir galų gale vis tiek nuspręsta klausimą atidėti. Bet jau nuotaika sugadinta kai kam, ar ne, nes galbūt kažkas kažką leptelėjo, žinai, jau nelaimingi dar, paskui prasitęsia ginčai lauke berūkant. Ar tuo metu klausimas, ar tuo metu visiems tiem žmonėms aukščiausias autoritetas buvo mylintis Dievas? Abejoju. Aš esu girdėjusi, kad amerikiečiai taiko tokį principą, kai jau kyla labai didelis sambrūzdis, nebežino, reiškia, kaip susivaldyti, sako, stojamės visi, susikimbam ir pasimeldžiam. Padarom pauzę, atvėstam. Tai vat, kad tų netikėtumų nebūtų, tai aišku, reikia tam susirinkimui gerai pasiruošti ir grupę informuoti iš anksto tais svarstomais klausimais, suteikti visą informaciją. Ir kaip mano globėjas sako, nieko nėra skubaus. Ir va tikrai aš pagalvojau, tikrai nieko, nes mes susirinkę organizacinį, nebent ten, bet sakysim, mums buvo tokia situacija, kad mus jau išmetinėjo iš patalpų ir reikėjo persikelti kitas. Ir ten kiek buvo klausta, gal kas radot, gal kas ieškojot, ir galų gale tada jau ten keli žmonės ėmėsi paskutiniam savaitėm, surado, apsisprendė ir tada jau pasiūlė grupę susirinkime tas patalpas ir mes tiesiog nubalsavome ir persikraustėm. Tai būna tokių netikėtų momentų, bet visą kitą praktiškai galima atidėti iki to laiko, kol nuomonė beveik bus vienbalsė. Nes tas 50+1 labai abejotinas santykis, reiškia beveik pusė narių bus nepatenkinti sprendimu, jeigu būtų balsavimas 50+1. Tai todėl siūloma, aišku, pasirinkti didesnį santykį, o dar geriau, kad jeigu yra prieš, dar pratęsti diskusiją. Mums buvo irgi grupėje toks pavyzdys, balsavom už kažką, neatsimenu ten tokio, pavyzdžiui, apie vedimo tvarkos pakeitimą, ar ne, kažkokią vietą ten sakinius kažkokius. Ir vienas buvo žmogus, tarkime, prieš, kitas susilaikė. Ir tada klausimas, tai pasisakykit, kodėl, žinai. Tai ne dėl to, kad pulti, kaip tu drįsai, ar ne, bet galbūt tikrai tas žmogus turi kažkokių minčių, nedrįso jų pasakyti. Ir taip ir buvo, ne? Kai išsakė savo poziciją, mes tada dar pradėjom iš naujo diskutuoti apie tai ir priėmėm, reiškia, tą pasiūlymą ir vertinam. Tai va čia yra normalus bendradarbiavimas, sveikas, kuris, aišku, labai taikytinas turbūt visur ir darbovietėje, ir šeimoje. Kodėl viso to mums labai reikia? Nes iš principo mano bet kuris užgėrimas prasideda nuo stiprių emocijų. Arba labai didelio džiaugsmo, arba labai didelio streso, ar ne? Bent tai būdavo. Tai mane programa moko, gyventi tokiam pusiausvyroje, ne? Tokiai ramybei, kad nebūtų tų didelių pikų, ar ne, čia emocijų ir panašiai. Tai
grupės ta sąmonė ir yra ta informuota sąmonė, kurią sudaro grupės nariai, kurie toj grupiai tarnauja, laiko ją savo namų grupę. Labai daug geros informacijos yra brošiūroje AA grupė, bet ten tiesiog mes, pavyzdžiui, savo grupiai tradicijų dieną, kurį laiką analizavom būtent šitą leidinį, tai ypač kai ateina naujų žmonių, jiems labai naudinga daugiau sužinoti apie mūsų veiklą. Jo, ir trečioji tradicija, paskaitau vėlgi išplėstinė, mūsų draugija turėtų priimti visus, kurie kenčia nuo alkoholizmo, negalime atstumti nei vieno, kuris nori sveikti. Narystė niekada neturėtų priklausyti nuo turto ar pažiūrų, bet kurie 2 ar 3 alkoholikai susirinkę draugėm siekti blaivumo gali vadintis AA grupe, su sąlyga, kad kaip grupė neturi kitų tikslų. Ir toliau ten apie tos kitus tikslus kitos tradicijos ir kalba, ar ne, kad mes nesusiję su kitom organizacijom, kad mes, reiškia, 6-7 tradicija, nepriimam jokios finansinės naudos iš kitų, ar ne, ir kad mes neprofesionalūs, mes neimam atlygio už reiškia, tik tai yra 7 tradicija, kaip auka už tai, kad grupė išsilaikytų, už nuomą, ten, už kavą. Ir apie rotaciją, 9 tradicijoje irgi rašoma, kad maža grupė gali išsirinkti sekretorių, didelį kintančios sudėties komitetą ir taip toliau. Ir apie anonimiškumą, ar ne, ir kad mes nesidomim, nereiškim nuomonės diskusiniais klausimais, kaip politikos, alkoholio kontrolės ar religijų. Ir visa tai yra jau nagrinėjama kitose tradicijose. Ir būtent 5 yra, koks pagrindinis tikslas yra grupės. Ne, mes, kai sakom, su sąlyga, kad kaip grupė neturi kitų tikslų, tai vienas pagrindinis tikslas - perduoti žinią dar kenčiančiam alkoholiui. AA grupės vienintelis tikslas. Ir dar paminėta dvasinė bendrija, čia 5 išplėstinė tradicija. Ir trumpoji 3 tradicijos forma yra ta, kurią dažniausiai ir įsimenam, vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu - noras mesti gerti. Na ir čia nutinka toks įdomus dalykas, nes ateina žmogus, pavyzdžiui, prisistato grupėje, aš esu priklausomas, aš esu narkomanas alkoholikas, aš esu rūkorius alkoholikas. Ir tada klausimas, ko tu čia atėjai ir kuri tavo priklausomybė atvedė pas mus. Jeigu tavo didesnė problema narkotikai, tai turbūt vertingiau pačiam bus lankytis NA arba DA susirinkimuose. Ir čia būna irgi įsižeidžia, kaip čia taip, mes neturime teisės, jūs neturite teisės išvaryti, nes 3 tradicija sako, noras mesti gerti, grupė susiskaldo, vieni taip, kiti taip, juk mes šnekame apie vienybę, ne, prasideda ginčai. Tai galiu pasakyti tiek, kad bylas šiuo atžvilgiu buvo labai griežtas. Ne, yra ir brošiūros išleistos, ir vaistų vartotojams, ir kitų priklausomybių turintiems, galima jas pastudijuoti. Nes pirmas sakinys išplėstinė sako, mūsų draugija turėtų priimti visus, kurie kenčia nuo alkoholizmo. Negalime atstumti nei vieno, kuris nori sveikti. Dabar galime dar tokį pavyzdį pasižiūrėti, gal pas kažką yra buvę, ne, siejant su 1 tradicija, kai kalbama apie bendrą gerovę. Ateina žmogus, pavyzdžiui, išgėręs, ne, jisai atsisėda vidury susirinkimo, pradeda šakotis, reikšti nuomonę, jį bando nutildyti, jis neklauso. Buvo pas mus ne vienas toks atvejis, aš pati esu mačiusi ir senojoj savo grupiai, ir naujojoj, du mano akise tokie atvejai buvo. Kągi mes turėtumėm daryti? Nu, žinai, galim atsistoti, išeiti, išsivesti į kartu, susirinkimas nevyks. Bet iš tikrųjų pats bylas yra labai griežtai pasakęs irgi vienam savo taip vadinamam laiške, kad jeigu žmogus trukdo susirinkimui, trukdo grupės geroviai, galima netgi kviesti policiją ir jį išvesti. Tai yra joks elgesys, kuris trikdo ramybę,
netoleruojamas. Ne? Čia nėra to, kad jisai rėks, jūs neturite teisės manęs išmesti. Neturime teisės išmesti iš AA, bet mes turime teisę išmesti net iš grupės. Vat buvo pas mus ten irgi tokia situacija ir man globėjas sako, jūs galite tos damos neįleisti pro duris į savo grupę. Reiškia, arba į naują grupę, arba į savo grupę, nežinau, nesvarbu. Tai kaipgi, o trečia tradicija, tai sako, iš ajos nieks nemeta, bet kadangi tas žmogus griovė jūsų grupės pamatus, jūsų grupės vienybę, tai jai čia nevieta. Ir tokią teisę jūs turite pilnai. Na, čia aišku skamba mums Lietuvoje iš karto, žinai, pasišiaušia plaukai, kaip čia galima, tradicijų pažeidimas, trečios tradicijos pažeidimas, bet prisimenam pirmąją, bet svarbiausia mūsų bendra gerovė. Ir paprastai tokie žmonės, kas ir įvyksta, suskyla grupė, ne? Tai nėra pats blogiausias variantas, tai susikuria nauja, tai irgi gerai. Ir čia va todėl ir rašo, kad bet kurie 2 ar 3 alkoholikai gali vadintis grupe, su sąlyga, kad kaip grupė neturi kitų tikslų. Ir dar prie šitos tradicijos, turbūt apie tikslus, gal ir prie 5 vertėtų paminėti, ką rašo Bilas, kaip tai mato Bilas, 76 puslapį, aš dabar po ranka neturiu. Ten kaip tik jisai paminė, irgi beje, vertimas yra klaidingas, rekomenduoju pasižiūrėti anglišką variantą, kad grupės, reiškia, ką mes turime daryti grupiai, tai studijuoti, bet ką mes šiandien su jumis darome, studijuoti ir laikytis 12 žingsnių programos. Kaip AA grupė neturime jokių kitų tikslų, ir kad jų neatsirastum, yra tokia apsauga. Ateina tik tie žmonės, kurie serga alkoholizmu ir nori mesti gerti. Ir čia dar reikėtų prisiminti, kad AA yra tik tai uždari ir atviri susirinkimai, nėra jokių kitokių. AA nieko daugiau nedaro, ne? Tik atvirus ir uždarus susirinkimus. Visa kita, seminarai, stovyklos ir panašiai, tai jau yra, taip sakant, užklasinė veikla, kurią organizuoja jau iš esmės ne AA, o kažkokie asmenys, ne, kurie nori tą daryti. Ir netgi vertėtų nenaudoti A raidžių, kurios matomos išorėje, bet čia irgi siejasi su kitom tradicijom. Tai uždari atviri susirinkimai, o koks yra paplitęs formatas uždaro ir atviro, tai irgi turbūt visi gerai žino, atviram gali dalyvauti visi norintys, paprastai tai būna spikeriniai, su klausimais ir gali jungtis ir artimieji, ir nieko nereikia klausti, prisistatyti negalima prašyti, iš eilės, kas čia dalyvauja vardais, ne? O jau uždaram yra visiškai kitaip, turi kiekvienas atėjęs prisistatyti, ar jis yra alkoholikas ar ne, ir jeigu žmogus neturi tos problemos, mes jį mielai pakviečiam į atvirą susirinkimą. Ir turbūt todėl yra tokia užsienio patirtis, kad daugelį šalių, kur seniai yra AA, dauguma susirinkimų yra atviri. Nes tokiu būdu gal lengviau yra žmogui ateiti, nes jo niekas nepaklaus tavo vardo, žinai, ten panašiai. Tai tokia šiandien mano įžvalgos apie 3 pirmasias tradicijas, tai turbūt tiek. Ir jeigu kažkokių klausimų kilo, jeigu sugebėsiu, nesu kažkoks čia irgi mokslo guru, žinai, šitų dalykų, bet iš savo patirties pasistengsiu atsakyti. Tai ačiū labai. Ačiū jums, Daiva. Tai prašom, užduokit klausimą. Algirdas alkoholikas. Malonu, Daivute. Aš dažnai, aš pats susidūręs esu ir dar girdžiu, žinai, kad ten sekta yra, žinai, o tų grupė yra sekta, žinai. Ir tai nėra čia blogai, kad tą sako, bet kaip išsklaidyti tą visą rūką, žinai, kaip tu galėtum paaiškinti, nes aš vis laik sakau, tai kas yra sekta, ne, pavadinimas. Nes aš, pavyzdžiui, kaip irgi globėja Olė, žinai, savo grupį, irgi aplinkui ėjo, žinai, kiti tie seniai, žinai, ir jie sako, čia sekta, čia to padarys, tai padarys, žinai. Tai va, ir tai nėra blogai, žinai, bet ta problema, kaip išspręs, kad nutraukti tą nesąmonę, o nutraukti kalbėti reikia, kaip ir dabar, kalbėti, žinai.
kad pasibaigtų tie, žinai, tokie, klaidinimai jaunimų, žinai. Va ten nedarysiu žingsnių, kadangi ten sekta, ten kažką man padarys. O apie tai galim padiskutuoti. Nu, žinai, aš galvoju, ačiū labai Algirdai už mintį, žinai, apie ką galim pakalbėti, nes tas labai skaudina, jo, aš tą prisimenu visus savo, čia kiek tų, gaunasi kokių 14 metų, kai vat, pradėjau skaityti didžiąją knygą, ar ne, ir vat, pirmieji tie mūsų žingsniai studijuojant knygą, kuriant grupę, tai kiek prisiklausys, bet pirmas buvo pasakymas sekta. Nu, bet žiūrėkit, tai pasakė, vienas žmogus, kitas atkartojo, tai yra jo nuomonė, ar ne? Kad išvengti draugijoje apkalbų, tai neįmanoma, tai nieko nepadarysi, ar ne? Bus visokių žmonių su visokiom nuomonėm ir diskutuoti ir bandytam žmogui įrodyti, žinai, mes nesekta. Baigtų, taip nesakyk, tai yra beviltiška. Jisgi sako ne dėl to, kad tai yra rimtas klausimas, o dėl to, kad nori įskaudinti. Kur tos priežastys, kodėl jis nori įskaudinti? Čia jau reikėtų pasikapstyti giliau jam pačiam, žinai. Ne mums, čia jam reikia kapstytis, kodėl jam taip rūpi kitos grupės, ar ne? Kodėl jisai savo grupės nežiūri, ką ten galima nuveikti. Va, tada atsimenu, atėjo toks laikotarpis, kas čia per susirinkimą didžiosios knygos, ir mes atsiverčiam brošiūrą, pasižiūrėkite. Grupė aiškiai parašyta, ne mes čia sugalvojom, tai yra vienas iš susirinkimų tipų, ne? Tai šituo klausimu galim nediskutuoti, bet vis tiek toliau šneka. Aš sakau, mes nepamirškim, kad pas mus labai įvairių žmonių yra su nuoskaudom. Čia, žinai, bet sakau, kai aš šiandien apmačiau tą momentą, kad jeigu aš ant kažko pykstu, barau, žinai, apkalbu su mintim sužeisti, nes apkalbėti mes apkalbam visi, neišvengsim šito. Be šansų, visur, darbe, namuose, tai pažiūrėk, ta mūsų teta, žinai, matai, kaip jos plaukai nesutvarkyti, tai čia lygiai tas pats, ne, mūsų mamos, močiutės tą patį darė. Bet jeigu yra tikslas pašnibždėti už grupės ribų, įkalbėti, prie kažkieno globotinio, tu neik tais žingsniais, tau sugadins gyvenimą. Tai aišku, tai yra piktas veiksmas. Bet, ką tu su to žmogum padarysi? Būtų kitas pasaulis, žinai, gal ten, kaip pasakojo kažkas Airijoje, tai po susirinkimo tokius klausimus ir kumščiai sprendžia, žinai. Jeigu nesupranta žmogus, bet mes to nedarom. Mes nesiimam fizinių bausmių. Ir vienintelis nekreipti dėmesio, žinai. Tiesiog, šneka žmogus šneka, ką dabar padarys. Tai man yra rodiklis toks, jeigu į grupę jungiasi, prisijungia žmonės, jiems tinka, jie supranta, apie ką eina kalba, galima tam, kuris suabejojo, atsiversti žodyną ir pažiūrėti žodį, kas yra sekta. Jeigu padeda, tai kodėl ne? Tegul būna ir sekta kažkam. Koks skirtumas, ne? Tai aš manau, kad ne tik tas žmogus apie kažkokią konkrečiai grupę ar grupelę žmonių taip sako, bet yra žmonių, kurie taip kalba apie visą. O kaip kitaip sakyti? Susirenka žmonės kažkokiam rūsy, prieblandoj, užsidega žvakę, kažkokias maldas neaiškiai šneka. Ne Tėve mūsų, kažkokia ramybės malda. Kas čia per organizacija? Neturi jokių, reiškia, nei sąskaitų, nei registracijos numerių. Ko nesekta? Suvažiuoja prie jūros, visi ten aplink laugos glauža, šoka, rankom mojuoja, dainuoja, žinai. Tai čia pirmyn, tegul šneka. Bet draugija 90 metų dirba savo darbą. Tai žinai, ką čia mums? Čia sukti galvą. Aš pasakysiu savo nuomonę. Sekta tai yra, Jehova, ne, sektų yra, tu privalai daryti, tu ten surinko, ten žmonės palieka turtų, žinai,
būtus palieka. Pas mus nėra tokių dalykų. Taip, taip. Pas mus visiškai yra asmenybės laisvė. Ir aš visą laiką sakau, chebra, 12 žingsnių yra tik pasiūlymas. Pirmųjų tradicijų rašo. Pasiūlymas. Pats rinkis 100 metų, ne? Bet jau 9 tradicijų rašo, tu pats esi atsakingas už tai. Va. Nu tai va, čia aš kaip prisiminiau. Nėra tokių dalykų pas mus. Aš kodėl tą pats, kai aš susidūrė su pagrindiniu tikslu, aš susidūrė su tavim, su daugeliu, kur buvo pakutuvėnuose, jūs man nieko nedarėt. Jūs mane neskaudinot, nieko nedarėt, neauklėjot, nedarėt. Jūs buvote su manim, o aš su nurautų smegenim lakščiau, suprantate. Tai va, tai aš kodėl tą noriu pasakyti, nereikia išmest čia tą visą pasakymą, net. Čia tegu jaunimas nebijo tokių dalykų. Tai yra tik pasiūlymas. Bet vėlgi žingsnių darymas tai turi būti disciplina. Jeigu tu nenori daryti, nedaryk, bet jeigu darai, reikia daryti. Bilas irgi, tai kaip pasakyti, Diežio knygoje yra parašyta, kad jeigu matai, kad įsikibęs į tavo laikysis, tipo bus blaivas, tai tada reikia palikti ramybę, kol skausmo daugiau įgauti. Tai visiška laisvė pas mus yra. Vienintelė turbūt ta tradicija, kur privalomai saugoti asmens anonimiškumą žiniasklaidoje. Tai viskas, tu toliau tu daryk, ką tu čia nori. Pažeidinėk tas tradicijas, bet pačiam nuo to galvoji. Tai va. Žinai, aš dėl tų pasiūlymų, rekomendacijų, kaip tik vakar teko būti reabilitacijoje, ten irgi yra žmonių, kurie, žinai, ypač pradžioj priešinasi, ir mesgi buvom, aš, sakysime, galime sakyti, kad 7 savaitės buvo izoliacija, ne 3 savaitės narkologiniam, 4 savaitės Minesotoj. Irgi buvo liepiama kažkas daryti. Yra žmonės, kurie neištveria išeina, ne? Jiems netinka ten tas griežtumas, kažkoks disciplina ir panašiai. Ir ten vakar irgi, sako, yra norinčių išeiti, kiti juos, tai tie norintys kitus kalbina, nuteikinėja, toks reiškia sambrūzdis. Tai ir aš iš karto apie tokį palyginimą. Vyrai nori užsiauginti raumenis, ne? Prablaivėjo, viskas, jiems nori būti gražus, patikti, stiprus, reiškia, pradeda eiti sporto klubą, susiranda trenerių ir jiems sako, tu turi ateiti kiekvieną dieną į sporto salę, čia kilnoti, čia spaudimus daryti, čia tą, va tiek tų, tiek anų, nevalgyk to, valgyk ten vištienos krūtinėlės ir visa kita. Ir dar sumoka pinigus, žinai, už tuos patarimus. Ir žmogus vykdo, nes jis nori būti gražus, ne? Ir tada klausimas, kiek tada žmogui svarbi jo gyvybė ir kaip jis nesuvokia savo ligos, jeigu, kaip pasako globėjas, tu man paskambink 9 valandą, pradeda muistytis, sakyti, o kodėl aš čia privalau skambinėti, ne? Ir, čia visada turbūt ir išliks tas klausimas, kodėl žmonės taip nemato tos savo ligos iš karto. Juk aš irgi ne iš karto. Aš irgi turėjau kiek atkryčių, kiek kankinausi. Tai lygiai tas pats ir su tradicijom, žinai, kai ateina momentas, kai tu jau sugebi priimti, ten tarkime, vieno žmogaus globėjo, pavadinkime, rekomendacijomis, bet žinot, kaip irgi tradicijose parašyta ten, kurios lygiavertės kaip parašiuto žiedo ištraukimas, ne? Tau rekomenduojama tą žiedą ištraukti, gali netraukti, žinai, tu turi tokią laisvę. Lygiai tas pats iš čia, gali nieko nedaryti, bet jeigu jau tu paprašai manęs, ne? Arba jeigu tu jau atėjai į grupę, kurioje yra tam tikros taisyklės nusistovėję, būk malonus jų laikytis, žinai. Gerb kito laiką, gerb kito sprendimus, o jeigu tau netinka, tai 2-3 alkoholikai arba tinukas ir nauja grupė, jokių problemų. Jeigu vienoj pabuvai netiko, kitoj netiko, žinai, tas pats ir su žingsniais. Netiko, nedarai, okei, pagerk dar. Mano globėjas sako paprastai, kai kam reikia ir mirti. Kai kam nepavyksta. Reikia tol bandyti, kol galų gale baigėsi viskas, kiek ten kvadratinių metrų po žemę, ne? Dabar jau ne kvadratinių metrų, dabar sutelpa į dėžutėmis, kurią galim ant pečiaus pasistatyti. Aš dar noriu dadėti, aš lygiai taip pat priešinausi. Savanaudiškumas, egocentrizmas, kad aiškiau būtų, ne? Ir tas, aš pavyzdį papasakosiu, Airijų buvo, žinai,
vat čia pagal knygą darė žingsnius, vat skaitytą knygą, o sakydavau, ką jūs šiek tiek kitaip skaitot, žinai. Ir mano galvoj, vat aš mane net purtydavau, aš net drebėjau visą, žinai. Va čia yra liga. Va čia ir yra va, tas susirgimo laipsnis, tas yra suprogresavus liga, priešintis. Taip kad buvo bardakų ir mūsų istorijoje, ne, pratarmėse rašo, reikėjo spręsti klausimus, bet visą laiką apie tai reikia kalbėti. Nėra čia jokia sekta, čia ne, kad mes darom tą, meldžiamės ar dar kažką, čia neįkalnų reikalas. Tai va, aš ką noriu pasakyti, nėra čia sektų. Nes dažniausiai seniai sako, tai kaip dabar, kur čia teisingi žingsniai yra, o kur čia neteisingi žingsniai, bet jie blaivūs yra. O kas jūs verčia daryti tuos žingsnius, nieks neverčia. Tai aš bent šito grupėje ir pas jūs grupėje, aš niekada negirdėjau, kad prievarta, tu dabar darysi, tau bus blogai. Pavyzdžiui, aš toks buvo anicetas iš Vilniaus senas alkoholikas. Tai jisai vis laik pergyvendavo, kad darant žingsnius klubdydavo į kampą klubdydavo. Naujoką, kad arba, reiškia, slėpdavo melstis 3 savaitės, kad į susirinkimą ateitų. Supranti, arba nuvažiuodavo į stovyklas, išraudavo iš automobilio visus laidus, kad neusikurtų ir žemydavo visą savaitę žemindavo, jį ėsdavo jį, o paskui apkabindavo, sakydavo, mes tai mylim. Tai va, tai čia yra iki tų didžiosios knygos globėjimų veiksmai. Tai va, tai čia klausimas, kur čia sekta, kur nesekta yra, žinai. Tai va. Nu, tas taip vyko, aš su tuo susidūręs, aš apie tai žinau ir todėl aš šiandien kalbu ir tiesiog manau, kad reikia nutraukti galvo tokias nesąmonės išnekėti sektą, nesektą, žinai. Nereiktų, kad daryti. Vieno valtį sėdim. Ačiū. Ačiū. Gal dar kažkas tai turi klausimų? Prašom, užduokit klausimus. Labadiena, alkoholikas Virgis. Daiva, nu, aš kaip ir sakiau, aš vis jau teko susitikti su jum. Ir daleiskim, aš kaip sakiau, beveik prieš metus buvau Minnesotoje reabilitacija, detoksė. Irgi mes kaip iš Minnesotos vaikščiom po grupės. Aš nesakysiu kokia grupė, bet nu, mus į Minnesotos žiūrėjo kažkaip iš aukšto. Kažkaip. Ir ten ne vien man pasirodė, ten mūsų daugumai. Ir kaip, daleiskim, nu, kažkaip atstumninčiai taip atrodo, nu, nenori po to eiti į tą grupę, kažkaip jau. Kodėl taip yra? Ačiū. Oi, Dieve, nežinau, negaliu visiškai pakomentuoti, nes jeigu tai ne mano grupė, tai aš nemačiau ir negaliu patvirtinti, paneigti. Savo ketvirtadieniais aš kaip tik šiais metais negalėjau, nes tuo metu dirbau, negalėdavau ateiti susirinkimus. Ir čia gal reikėtų taip pažiūrėti. Iš kitos pusės, žinai, gal užduočiau tada klausimą patikslinimui. Ko jūs tikėtumėtės, ne konkrečiu atveju, bet kaip jūs, kaip naujas žmogus, kuris ateina į grupės, ne, ko jūs tikitės, ar kažkokio, kaip tas dėmesys turėtų būti parodomas. Nes beje, mes savo grupėje darom organizacinius ir dažnai keliam tą klausimą, ar pakankamai dėmesio skiriam naujokams. Tik tai esmė tame, kad pavyzdžiui, kai ateina Minnesota, tai yra atviras susirinkimas, ar ne, pas mus bent jau, nežinau, apie kurią jūs grupę šnekėjote. Tai jeigu apie mūsų galite sakyti, aš nebijau. Apie mūsų ar ne apie mūsų? Nu ne, aš neminėsiu tiek to. Gerai, nu tai gerai, reiškia, jeigu ne, tada gali būti apie mūsų, nes tada pasakytumėt, kad ne. Išgudravau. Tai žiūrėkit, paprastai reiškia, aišku, kad priklauso nuo tų žmonių, kurie tuo metu yra atėję grupės narių, jų paprastai turbūt ketvirtadienis ten, pavyzdžiui, pas mus, galiu pasakyti apie mūsų situaciją. Susirenka labai daug žmonių, ar ne, sutelpa ten ne 40, taip toliau. Ir dar toks dalykas,
jeigu jūs jau pradedate eiti kaip į savo grupę, ar ne, jūs galite ateiti anksčiau, jūs galite pasilikti ilgiau, išgerti kavos arbatos. Žinai, mes ten, pavyzdžiui, seniau netgi praktikuodavom, paleidžiame saldainių bliūdą per rankas, nes ten nueiti nedrįsta pasiimti, ar ne, tie atėję naujokai. Bet kad prieiti labai ir kažką pakalbinti, tiesiog fiziškai neįmanoma. Kiti netgi tiesiog sprunka iš karto. Pas mus ateina, pavyzdžiui, grupė naujokai ir mes esam šnekėję, kad jeigu matom naują žmogų jau atviram, uždaram, ar ne, nes atviram, tai mes net negalim eiti. Gal tai žmogus visai ne alkoholikas, mesgi nežinom, kas susirinko, ar ne, gal ten socialinis darbuotojas, mes prieisim, sakysim, kaip tu jautiesi šiandien, žinai. O ten pasirodo žurnalistas, sakysiu, koks tavo reikalas, kaip aš jaučiuosi. Tai, suprantate, atviro susirinkimo yra toks formatas, kad, mes, įvyko susirinkimas, išklausė žmonės spikerinį, uždavė klausimų, ir praktiškai išsiskirstė. Jeigu yra laiko, kas gali, lieka antroji daly, kas nori per pertrauką prieina prie kažko pasišneka, ypač prie spikerio gali prieiti, nes jūs net irgi nežinote, kas tie senbuviai grupės, kas yra tos grupės nariai. Galbūt tie, kurie pasirodė nejautrus, tai jie gal visai nėra tos grupės nariai, net patys atėjo pasiklausyti, žinai. Ir tokie gaunasi apribojimai, bet jau jeigu yra uždaras susirinkimas, ir ateinate, jau pasirinkot, šitą grupę man patinka, man patogu prie namų, aš pradėsiu vaikščioti, tai tada susirandam globėją, žinai, arba šiaip pradedam su kažkuo labiau bendrauti, pasisiūlom, gal puodukus išplauti, žinai. Gal tuo labiau, kad pavyzdžiui, kai pas jūs ateina žmonės į Minesotą, jūs jau kai kuriuos matote, pažįstate iš veidų, ar ne? Tai irgi galite prie manęs, paskutinį kartą čia, kai buvau, priėjo moteris ir sako, aš jūs klausiau, kai buvot pas mus, man labai patiko, aš labai noriu, kad būtumėt mano globėja. Aš sakau, super, koks džiaugsmas, pasikeitėm telefonais, laukiu, kada jinai išeis jau ir pradėsim dirbti. Čia galbūt tokia buvo būsena, žinai, kai mes labai laukiame to dėmesio, kai aš esu palūžęs, man liūdna, ir aš labai noriu, kad prie manęs prieitų, apkabintų ir sakytų, bičiuli, aš tau padėsiu. Bet fiziškai tai ne visada įmanoma. Už tai mes ir akcentuojam tą asmeninį ryšį, kad reikia turėti žmogų, artimesnį, tai globėjas, arba gali būti tiesiog bičiulis iš grupės ar iš kitos grupės. Vat jūs dabar online, jūs sėdit Škotijoje, bet puikių vyrų yra, kurie gyvena visai netoliese, vat ir Giedrius, ir Algirdas, čia kitų nelabai pažįstu. Niekas netrukdo susikeisti telefonais, susiskambinti vakarais, pasišnekėti tiesiog apie gyvenimą. Ja. Ačiū. Man irgi patiko, kada jūs Minesotai spikeriavot. Ačiū. Dabar patikėkit, kad niekas nenusiteikė. Žinot, ką noriu pasakyti, kad ypatingai prieš, čia atėjo iš narkologinio, čia atėjo absoliučiai, mūsų grupė yra, čia yra auksas, tie žmonės, kurie čia ateina, mes be galo džiaugiamės, kad galime juos matyti, bet čia nebent kažkaip gal kažkam pasirodė. Čia paprasčiausiai negaliu pasakyti apie visus grupės narius, bet kai kuriuos. Tai yra, mes visokie, žinokit. Pagal vieną ar du nereikia spręsti apie visą grupę arba visą draugiją, tiesiog reikia daugiau patirties ir tada atsiskleidžia žmonės, kurie yra kokie. Ačiū labai. Nėra už ką virti. Ačiū labai už atsakymą. Gal dar kažkas turi klausimų? Giedrius alkoholikas, ačiū Daivutė, tau užsidai įdomu paklausyti. Toks aktualiausias tikriausiai klausimas, aš vis žiūriu, pas tai profesija, ne namų darbininkė tavo, iš kur pas tai tiek laiko į tą žinią nešti, ir tų globotinių, ir aš kitą kartą sėdžiu, galvoju, viską darau, kad nieko nedarau. Aš gal klausimas, žinai, kažkaip irgi nesenai tradicija, tradicija, bet nėra jokių taisyklių.
yra pasiūlymai, ne, va, kaip sako. Pas mus situacija, aš tau galvoju, grupiai buvo, pas mus tai 5 žmonės ir čaininkas, nu, va, irgi ten tokia grupė, nu, tai ir nesenai buvo situacija, globotinių, vat, sakau, eik vest grupę. Jis pasiprašė to tarnavimo, vest grupę, kitas neturi teisės, sako, tu neišblūdęs, tu 3 mėnesių blaivas, nu, vat, žmogus susidužo, nu, tai vat kaip tos situacijos, vat, čia senbuviai dar, čia ne aš, senbuviai. Nu, viskas tokie, jeigu grupė taip sprendžia, žinai, mes čia vat vėlgi žiūrėk, mes 4 tradicija sako, kad grupė turi teisę viską pati nuspręsti ir neturi teisę klysti ir panašiai. Jeigu grupė yra priimtas sprendimas, kad nuo kažkokio ten amžiaus tik tai blaivybės to trukmės gali vesti susirinkimus, nu okei. Bet tada tik klausimas, tai gerai, tai tada reiškia, tie senbuviai patys visą laiką ves susirinkimus nuo iki. Nu tai va čia, žinai, reikia prie visko prieiti su sveiku protu, ne? Nes tokių griežtų, yra ten, pavyzdžiui, Bilo tas tarnavimo žinynas, kuris tas tikrasis yra, žinai, jisai pritaikytas, aišku, jis parašytas pagal, žinai, amerikiečių situacija kanadiečių tuometinė, tai grupės, matyt, buvo didesnės, žinai, kitokios sąlygos, bet jeigu 2-3 žmonės, va čia kažkur aš jau buvau pradėjus skaityti kažkurioje tradicijoje, kad, reiškia, grupiai gali būti tas pats pirmininkas, kartu ir iždininkas ir sekretorius, ar ne? Jeigu 3 žmonės ir visi pirmininkas, sekretorius, iždininkas, o kas kiti tada? Nėra daugiau, 3 viršininkai, ne? Ir paprasčiau viską žiūrėti, žinai, ne viską mes taip griežtai pritempsim prie turimų sąlygų, žinai, jeigu yra trūkumas vedančiųjų ir žmogus jau bent jau kažkokį žingsnį dėjo link sveikimo, ar ne, ten gal susirado globėją, pasitarė su to globėju, gal pravesti tą susirinkimą nebus didelė jam garbė tokia jau. Mūsgi, supranti, tos tarnystės, kuo mums pavojingos yra, kad neužaugtų mano karūna. Kad žmogus neįsivaizduotų, kad jeigu jis veda susirinkimą, yra susirinkimo sekretorius, kaip pat airiai anglai sako, ne, tai jis yra kažkuo ypatingas. Jis tiesiog tarnauja, jisai pasitarnauja grupiai. Tai žinai, aš dar kartais pagalvoju, tam vedančiajam net neįdomu, nes nelabai turi kada pasisakyti, čia visi gali šnekėti, o jam laiko jau nebelieka. Kol visi pašneka. Taip, kad čia grupiai spręskit, draugiškai, sutartinai, pasiremdami, vat, klausti globėjų, globėjas klaus savo globėjo, žinai. O jeigu kažkas turi kitokią nuomonę, būtų gerai pagrįsti ją, ko remiantis, žinai. Ir Kronikas, va čia ir yra, vat nėra, aš yra žemo tarnime, ten 7, aš suprantu, tradicija, ten reikia kažkokios tos blaivybės, ten pirmi, bet tokia grupė, tokius elementarius paprastus dalykus. Tai reiškia, jeigu nerandat atsakymą, vadinasi, grupės sąmonė yra svarbiausia, ne? Kaip jūs nuspręsite, taip ir bus. Ačiū Giedriau, ačiū Daiva. Kas dar turėtų klausimų? Žinot, man, bet, tu dar klausai dėl to laiko, va, galvojau, kažką tai dar praleidau. Kaip aš spėju, ne? Aš pati nesuprantu. Aš vieną dieną čia suskaičiau, mamai, klausyk, sakau, žinai, mama, aš darbe, bet dabartiniam, kur dirbu, aš suskaičiau 9 pozicijas. Darbe. 9 pozicijas, ne? Nu, tai ten yra pagrindinis vienas, reiškia, darbas, pareigybė, ten valdančioji pareigybė viena. Tai nėra taip, kad, žinai, va, tos visos pozicijos kiekvieną dieną nuo 8-9. Kai kas ten, tarkim, kartą į mėnesį posėdžiai vyksta, aš turiu dalyvauti. Nu, vienu žodžiu, turiu balso teisę. Globotinių dabar turiu aktyvių
Viena 4 baiginėja, kita 4 rašo, kita dabar praktikuoja 11 žingsnį, dar vienas laukiu, viena užgėrė. Nu, vienu žodžiu, taip man vis gaunasi tarp 4-5, kažkaip nežinau kodėl, paskutiniu metu, nu ne paskutiniu, ištisai, aš jau kai apsidžiaugiu, va, jau šitą paleidau, dabar biški pailsėsiu, žinai. Ir jau link pabaigos ir jau, žinau, iššoka 1-2, žinai. Ir kartais pripažinsiu, būna taip, kad galvoju, ai, dar vieną pamiršau, dar Liuda dabar 4 rašo, nu vienu žodžiu. Ir aš taip pagaunu kartais vakare, kaip tingiu, reikia skaityti, o dar siunčia kelios inventorizacijas, kitos vakarais žinutės, visom atsakau, visom bent jau šypsenėlę nusiunti, kažką tai, žinai, ten pakomentuoji, kas raštu siunčia 11 žingsnį. Ir žinai, bet labai galima padaryti paprastą eksperimentą. Surašyti valandas, kiek va šita veikla su tom globotiniam atima man laiko. Nu, grubiai, ne? Valanda, nu ten su viena dabar ukrainietė dirbom, tai mes su jau užsišnekam, kartais iki 2 valandų prasitėse, bet man labai smagu su ja bendrauti, toks kažkoks labai faina moteris tokia. Ir žinai, nu ką žinau, nepažiūriu kokio nors filmo gal vakare tuo laiku, ne? Dabar einu į Minnesotą 1 kartą į mėnesį, į narkologinį gaunasi irgi kokį kartą į mėnesį. Į susirinkimus dabar į grupę, nu, pasiimu dažniausiai 1 vesti, būna taip 2-1 į savaitę, neišeina dažniau, dėl to, kad vakarais kartais turiu paskaitas. Nu, reikia dar mamai padėti, va ir dabar su jumis baigsiu šnekėti, važiuosiu pas mamą, nuvešiu į vaistus, obuolių, išgersim kavos. 2 anūkai, reikia padėti kartais ir jiem, bent kartą į savaitę, arba pas juos važiuoju, arba pasikviečiu pas save pietų, tai šeštadieniais nuo ryto gaminimas. Nu, ką čia dar, nueinu į kinus, nueinu į teatrus, dabar turiu abonementą į sporto klubą, reikės gal biškį pabandyti mankštintis, šiaip į pirtis baseiną nueiti. Komandiruotėse dažnai būnu, va kovo pradžioje važiuoju į Ispaniją, paskui tiesiai iš Valencijos į Italiją susitiksim su vaikais, 3 dienas kalnuose pabūsim kartu, grįšim atgal kartu į Vilnių, jau anūkas sakė, aš tau močiutė sėdėsiu ant kelių per skrydį ir žiūrėsim abudu pro langą. Straipsnius reikia rašyti, vat sausio mėnesį patvirtino dar vieną projektą, kitas prasidės turbūt rudenį. Nu, labai, žinokit, įdomu. Aš taip kaifuoju, aš niekada taip gerai negyvenau. Ir žinot, turbūt viena iš tų priežasčių, ko mane išmokė draugija, vat viską, ką aš darau, ar ne, darbus darbe, padedu mamai, padedu vaikam, darau tai iš noro ir su meilė, žinai, bet tas su meilė jis taip biški nuvalkėtas, ar ne, bet pirmiausia, man pradėjo patikti tai daryti. Jeigu anksčiau aš kažkokius darbus darau, man jausmas, kad mane vertė, ne, tai dabar matyti, va, tas mano toks, pavadinkime, dvasinis nušvitimas tame ir yra, kad man smagu dirbti darbus. Bet kokius. Darbe, kažkam padėti, vesti globotinės, eiti į Minnesotą. Nu, bet Virgis gali patvirtinti, kai aš pikeriau, aš atrodžiau labai pavargusi arba nusiminus. Virgis alkoholikas, tikrai ne. Va, žinai, ir kas įdomiausia, aš nei už vieną iš tų darbų nelaukiu atlygio. Ir matyt, va, tai yra pagrindinė priežastis, kas bus už tai, kad aš tą darau. Aš niekad nedėjoju dėl atlyginimo, kad man mažai moka, o dabar Vilniui padidins kainas troleibusų, ten autobusų. Nu ir kas? Tai ten kapeikom padidins, nu žinai. Dėl to pergyvent, mes su nieko nekovojam parašyti 11 žingsnį. Reikia, tai reikia, nu tegul didina, žinai. Ir, bet nesukti galvą savo dėl to, dėl ko nereikia sukti. Yra šiandien labai fainas, aš paskui norėsiu, tuoj paskaitysiu 11 žingsnio pažadus, kurie ir yra man atsakymas į Giedriaus klausimą. Nes aš kažkada globėjos klausiau, sakau, klausyk, kas čia darosi, čia prieš daug metų, sakau, žiūrėk, aš tiek visko darau ir viską suspėju.
Ir jinai sako, žiūrėk, atsiverčiame su tavim. Taip, kuris čia puslapis yra, pasakysiu, 77. Čia super receptas, žinai, va čia šnekėjom ir grupiai. Jei dienos bėgyje imame abejoti ar nerimauti, sustojame ir prašome pasiūsti mums teisingą mintį ar veiksmą. Daug kartų per dieną nuolankiai tardami tebūnie tavo valia, nuolat primename savo, kad nebegyvename pagal savo valią. Kad aš visą tai, ką darau, tai aš darau, kaip sakiau, 3 žingsnį, 7 žingsnį, ne Dieve tau ir žmonėm, ar ne? Nebe savo. Bet kai atsikračiau to mano apie mane, iškart palengvėjo gyvenimas. Taip mažėja jaudinimosi, baimės, pykčio, nerimo, savigailos, kvailų sprendimų pavojus. Tampame, beje, turėtų būti produktyvesniais, ne taip greitai pavargstame, nes nešvaistome energijos kvailai, kaip tada, kai stengiamės gyventi atsižvelgdami vien tik į savo poreikį. Bet čia yra atsakymas. Aš kito neturiu. Aš neįsisuvau antros širdies, stimuliatoriaus, ten nežinau. Aš turiu ligų nepagydomų, žinai. Ir va šios dienos, aš ten, kur internete dedu tos maldų tą grupę, ne, va, dedu ištraukas, aš labai noriu paskaityti. Tuoj sekundėlę. Čia iš Mato Evangelijos, beje, va, tą kalno pamokslą labai rekomendavo daktaras Bobas, beje, kuris klupdė savo globotinius ant kelių, ar ne, pirmiausia, naujokus. Tai va, ir čia, tuoj, nematau. Atsiprašau, kažkodėl man nebe taip rodo. Kažkas nutiko. Dabar nežinau, kažkodėl man meta Facebookas senus įrašus. Mato Evangelijos 6 skyrius, o tiesiog, kas turit galimybę laiko, pasiskaitykit, ir ten yra, kiekvienai dienai yra savo vargo. Savas vargas, ne? Tai man tas sako, kad aš turiu, vat, kaip mes dažnai šnekam, čia ir dabar, ne? Ta frazė irgi jau tokia nuvalkiota, visi jie čia vartoja, psichologai ir taip toliau. Daryti tai, ką man reikia dabar, ne? Aš nesiblaškau, nesižiūriu, kas buvo praeity, ne? Ir nežiūriu į ateitį. Nepergyvenu dėl ateities. Ten atsimenu tą ištrauką, kur Dievas sukūrė leliją, kuri, tiesiog žydi laukia, ar ne, ir jie puošiasi karaliais. Jie nepergyvena dėl ateities ir praeities. Tai va, tai vienu žodžiu, tas nusistatymas, arba dar kitaip sakant, daryti pauzės dienos bėgyje, vat, kas irgi dažnai minima apie 11 žingsnį. Nusiraminimas, su nieko nekovojimas, tas pats nuolankumas, jeigu jau kažkokios problemos, priimti jas, kokios jos yra dabar, ir pasitikėti Dievu. Kad Dievas man duos viską, ko man reikia. Ir bet kai atsikratai to nerimo, žinai, bereikalingo, visai kitas produktyvumas. Vat mano tokia patirtis. Supratau. Gerai, tada priėjom prie pabaigos. Ačiū Jums labai, Daiva. Ačiū už Jūsų patirtį. Stabdysiu įrašą.